Seka. Gerai, ačiū. Ačiū. Andrius prisistatys pats. Tai aš esu Andrius Pulkauninkas, režisierius, choreografas, dabar jau ir rašytojas, taip kad toks apie viską ir apie nieką. Aš niekada negalvojau, kad aš būsiu menininkas. 6 klasėje apsisprendžiau, kad aš būsiu teisininkas ir tapau teisininku ir numiriau teisininku. Tai mano gyvenimas yra visiškas chaosas. Pavojingus visokius vorus į stiklainius kišo, tokie psichų šaika. Ir tas draugelis po mėnesio išėjo iš tos studijos, o aš ten toj studijoje likau. Ir mums sumokėjo jaunimo teatre algą 30 litų. Ir sako, neaišku, ką dabar su tais 30 litų daryti, kad paimam ten 100 000 žmonių ir iš jų išdrožiam 2 aktorius. Sako, klausyk, sako, čia tau kažkas namuose atsitiko. Mano kursiokai po to juokėsi, sako, čia ne tu išmokai kalbėti, čia mes išmokom suprast, ką tu nori pasakyti. Toks, kad mano režisieriai, kol nepriversdavo apsiverkti pagrindinės aktorės scenoje, tiesiog jie tol terrorizuodavo, kol apsiverkdavo gyvai ir tada sakydavo, va, jau dabar mes einam tą kryptim. Šito niekaip nesuprantu. Kai pradeda tave glostyti, bet tu visą laiką įsivaizdavai, kad tave muš. Ir tu tada, nelieskit manęs, aš vadinčiau, kad man tiesiog suformatavo diską iš naujo. Mes turim labai nemažai pavyzdžių, kuo baigėsi rusiška mokykla. Kuo? Žinot, anksčiau tai buvo jau tie tikrieji, jau tie tokie grandai. Taip, bet tie tikrieji grandai, jie tokie, susidrožė, jie būtent save sudegino. Tada, kaip tas cenzorius vidinis? Kai pergyvenau jį amžiumi, nes jis, kaip jis mirė 45 metų, tai aš kažkaip labai stipriai pajaučiau, kad aš peržengiau tą jo mirties ribą. Dabar galiu pats būti cenzorius. Dabar aš jau galiu pats savo cenzorium būti. Andrius pasirūpins tada, kad būtų pristatytas pats tada, gerai? Gerai, Andrius prisistatys pats. Tai aš esu Andrius Pulkauninkas, režisierius, choreografas, dabar jau ir rašytojas, taip kad toks apie viską ir apie nieką. Visų galų meistras ir nieko konkrečiai. Tai matyt, kiek reikėtų apie mane pasakyti. Pradžiai užteks, dabar pratęsim iš tikrųjų. Tai aš mėgstu klausinėti, tu sakai, kad tu gali kalbėti apie viską, bet aš klausinėsiu tai, kas man patinka. Žinoma. Ir aš jau tiesiog ties pradžia to pokalbio mūsų supratau, kas man galėtų būti įdomu, nes aš išgirdau apie dalykus, kurių nežinau paprasčiausiai, kad taip apskritai yra, ne mano tema. Ir gaunasi taip, kad man visą laiką įdomi žmogaus istorija. Kada jis pradeda daryti tai, ką jis daro. Kada jisai susidomi tuo, ko jis susidomi. Gal gali truputį apie tą savo pradžią. Tarkim, kokia seka pas tavai eiliškumu atėjo visos tos veiklos, kurias tu pradėjai daryti. Jo, čia matyti tokia neišsemiama tema. Kad logikos to istorijoje yra labai mažai, nes aš visą laiką dariau kažkokius dalykus, kurie, tarpusavį galbūt iš viso praktiškai visai nesusiję, bent jau man tuo momentu galbūt atrodė, kad tai nesusiję. Tai aš niekada negalvojau, kad aš būsiu menininkas, aš niekada taip labai, tiesą sakant, ir nesidomėjau tuo menu, toks buvo toks kaip šalutinis dalykas. Reiškia, ten kažkur vaikystėje buvo kažkokie klasiokai, kurie ten sako, davai nueinam į kokį nors ten šamecą, ten kažkokią naują parodą. Ir tai daugiau toksai tas paaugliškas noras pritapti prie kompanijos, negu tas toksai nuoširdus domėjimasis kažkokiu menu, taip kažkoks keistas dalykas, kažkas vyksta. Bet taip, kad
pačiam, va, ten sakyt, kad jo, va, aš čia 6 klasėje apsisprendžiau, kad aš būsiu teisininkas ir tapau teisininku ir numiriau teisininku, tai mano gyvenimas yra visiškas chaosas. Bet vis tiek buvo kažkokios domėjimosi sritis. Tai o kuo jauti, kad domėjasi? Nu, sakai, šito ne, o kuo tada domėjasi tuo metu? Man visą laiką buvo įdomi ta va, tokia gamta, kažkoks pasaulio, kažkoks, na nežinau, struktūra ir panašiai. Ir mano tas pradinis taškas, kurį aš pasirinkau, tai buvo biologija. Aš įstojau į universitetą į biologiją, į gamtos mokslus ir man visai neblogai sekėsi. Ir aš vėlgi pasikartosiu, kad aš vėlgi negalvojau, kad aš sprendžiau, kad va štai, va, aš jau čia būsiu mokslininkas, aš čia kažką va, darysiu. Aš ten turėjau labai konkrečią sritį, aš dirbau su šikšnosparnių echolokacija ir nu, to ultragarsinė orientacija erdvėje. Ir aš iš esmės, va, taip, bet tuo pačiu šalia vyko visi tie nepriklausomybės virsmai, nes aš įstojau 91 metais, tai kai aš įstojau į universitetą, ten metais vyresni dar mokėsi 5 metų studijų programoje, mes jau mokėmės bakalauro programą, kitaip sakant, nu, jau prasidėjo ta kažkokia kaita. Ir aš besimokydamas toj biologijoje supratau, kad nevelnio, čia nieko su ta biologija, ne mano sritis, kad aš galiu, man įdomu biologija kaip reiškinys, kaip gyvūnų elgsena, kaip pasaulio pažinimas, bet man visiškai atgrasus paties to mokslo požiūris, kad reikia pirmą nušauti, išskerst, pažiūrėti į vidurius ir pasakyti, kad aha, ir šitas toks pat, ir pakabinti, prikalt prie sienos galvą. Tai man čia buvo visiškai atstumiantis reiškinys. Aš niekaip negalėjau šito, bet iš pradžių bandžiau su tuo kaip ir, vėlgi, bandžiau pritapti, bet pritapti nepavyko. Ten kursiokai labai norėjo ten užsirašyti medžioklės būrelį, aš nesupratau, kokio velnio jie tai daro, kodėl reikia, būnant gamtininku, šaudyti gyvūnus. Ir tada atsirado teatro būrelis? Ir tada aš išvažiavau su tais pačiais kursiokais, išvažiavau į dykumą, išvažiavau į Turkmėniją, nu, tiesiog, vėlgi, važiavom į Turkmėniją, jie ten gaudė visokius, nu, biologai jie yra šiek tiek kukų, tai jie ten visokius gyvates gaudė, visokius ten vėžlius gaudė, ten, nu, pavojingus visokius vorus į stiklainius kišo, nu, tokia psichų šaika. Ir aš kai grįžau iš tos Turkmėnijos, aš turėjau draugą, kuris vaikšto į teatro studiją. Ir aš jam paskambinu, sakau, aš tau atvežiau vyno butelį, aš noriu su tavim susitikti. Jis sako, nu tai ateik į teatro studiją. Nu, nes vis tiek, čia man maždaug po pusės valandos prasideda. Sako, ateik į tą teatro studiją. Aš nuėjau pas jį į tą teatro studiją, mes tą vyną išgėrėm su visa kita teatro studijos dalimi. Ir tada jų vadovė sako, tai ką tu čia eisi kur nors? Tai stok su visais. Ir tas draugelis po mėnesio išėjo iš tos studijos, o aš ten toj studijai likau. Ir likau, ir tada aš ten po pusės metų dar nuėjau pas kitą režisierę, pas ją vaidinau, pas Mariją Misiūnaitę, ir tenai buvo dar kita mokykla, sakysim, ten. Ir tada vis ta biologija vis toliau, tas teatras vis arčiau. Ir po truputį aš tos biologijos taip ir nemečiau, aš ją, kaip sakom, tvarkingai pabaigiau, nes kaip tėveliai liepia tvarkingai, kaip sakoma, jeigu pradėjai, tai turi pabaigti. Pravertė kažkur biologija. Praktiškai tai dabar visi sako, kad aš esu toksai
teatro biologas. Nu, tas mąstymo būdas vis tiek lieka. Anatominis toksai. Nu, toksai, kad aš galiu pasakyti struktūrą, galiu ten pasakyti, kad čia, va šitas va augalas yra va toks, va ten, va šitas bužiukas yra tokios rūšies, šitas va ten krūmiukas yra kitos rūšies. Bet daugiau, nu, tai toksai nominalinis pavadinimų kūrimo toksai kažkoks dalykas. Tai darbu tai niekada nevirto, ne? Ne, tai nevirto. O teatras virto. O teatras kažkaip virto. Ir tai čia vėlgi yra tas paradoksas, kad tai yra tie metai, kada teatras buvo visiškai niekam nereikalingas. Čia aš... Nelabai vertindavo tos meno rūšės, ne? Nu, čia kaip mano vienas iš gerų draugų, Andrius Balapševskis, sakė, ir mums sumokėjo jaunimo teatre algą 30 litų. Ir sako, neaišku, ką dabar su tais 30 litų darys? Nes, čia maždaug nei pavalgysi, nei pragersi, nei iš vis neaišku, kažkoks labiau pasityčiojimas negu alga. Nu gerai, o ar galima gyventi iš tos teatro algos dabar, pavyzdžiui? Dabar taip. Dabar galima, bet tai reikia turbūt apsimti ne vienu projektu greičiausiai. Taip, žinoma. Tai turi... Kino pramonė kažkur. Tai tada jau tu esi toksai vėlgi visų sričių specialistas. Tu filmuojasi reklamai, tu vaidini ten kažkokiuose tokiuose, nežinau, epizodiniuose vaidmenyse, tu dalyvauji krūvoje projektų, tu važinėjai po įvairiausius festivalius. Nu ir ten kažkokie ten, vėlgi ten gali turėti ten savo kažkokius mokinius, būrelius ir taip toliau. Ar daug teatralų iš tikrųjų daro tai, ką jie nori, vaidina tas rolės, kurios jiem patinka ir kaip ilgai reikia iki to augti, kad jau tu galėtum daryti tai, kas tau patinka iš tikrųjų? Na, čia matyti yra keli momentai šitoj specialybėj. Tai yra tai, kad mes turim dar labai daug tos rusiškos mokyklos paveldo, o rusiška mokykla, jinai vadovavosi to labai primityviu principu, kad, paimam ten 100 000 žmonių ir iš jų išdrožiam 2 aktorius. Toks tas traukinio statymo ant bėgių, čia apie tai... Talentingus tos. Jo. Ta prasme, kad visi kiti nurašomi į nuostolius. Į epizodus. Jo, į epizodus, arba kaip rimti aktoriai visą laiką ten į kokius nors ten vaikiškus spektaklius, kad maždaug, čia nerimta, čia vaikiški spektakliai. Arba ten į kažkokius, į reklamas, į televiziją, tą pačią, ten tuos serialus kažkokius, sakoma, dar kažką. Bet čia vėlgi labai nuo laikmečio priklauso. Dabartinis laikmetis yra visai kitoks negu tas, kada aš pradėjau dirbti su teatru. Tai reiškia, jis labai keitėsi, labai pati situacija keitėsi ir vertybės keitėsi. Tiesiog praktiškai iš to jau beveik nieko nebeliko. O jeigu tavo asmeninę patirtį paimti, ar tu suvaidinai tą rolę, kurios tikrai pats norėjai, ar pasiekei tą kažkokį tai savo talento piką, pavadinkim, ar vėlgi tada atėjo režisūra, kad galėtum daryti tai, ką tu nori daryti? Aš galbūt niekada labai taip pats į tą sceną taip, sąmoningai nesiveržiau. Tas toks intravertinis ekstravertas ar ekstravertinis intravertas. Toks, kad lyg tai gerai ant tos scenos būti, bet kaip ir nelabai patogu, lyg ir kildavo tie filosofiniai klausimai, ką aš čia darau, ne? Taip. Lyg tai norisi, bet geriau ten žaisti, kažkaip, kitus statyti ant tos scenos, o pačiam likti, taip sakoma, labiau fone. Ir šitoje vietoje, kadangi vis dėlto mano tas ne dramatinis, o šokio teatras, tai čia pradžiai reikia pačiam pasibandyti, o po to parodyti kitiems, kad jie tą patį padarytų. Arba ten. Tu sakai mano šokio teatras. Gali truputėlį apie tai įvesti, kaip jis tapo tavo šokio teatras? Tai čia šiuo atveju atsitiko vėlgi toks dalykas, kad aš atėjau į tą universitetą, pas Mariją Misiūnaitę mokytis to dramos teatro ir ten, aš ten ganėtinai ilgai buvau, aš ten buvau beveik 5-6 metus. Ir tada vėlgi čia tas
ta eilinė atsitiktinumų situacija, kad aš pabaigiau savo biologijos studijas, tai reiškia, aš jau ir nelabai galėjau pretenduoti tai, kad bus kažkokia galimybė jau visai uždyką gyventi. Tai žodžiu, kad ta situacija jinai buvo tokia dvilypė, aš sėdėjau be darbo, be jokių pajamų, tas teatras irgi ten, kad jeigu nori vaidink, bet nieko iš to neišgyvensi. Ir tada kaip tik tai draugystės su Danija atsirado tokia organizacija, kuri pasiūlė stipendiją. Pasiūlė stipendiją mokslams Danijoje, ten buvo tarptautinė teatro mokykla. Aš nelabai žinojau, kur aš ten važiuoju. Tiesiog aš tuo momentu iš viso, kadangi man reikėjo pinigų, aš ten dalyvavau archeologiniuose kasinėjimuose, man skambina į tos kasinėjimus, sako, klausyk, sako, čia tau kažkas namuose atsitiko. Nes ten tie kasinėjimai buvo ten prie Varėnos, ten praktiškai ant Baltarusijos sienos. Tai ten toks susisiekimas prastas, ten skambino laidiniu telefonu į vietinę būstinę, tai reiškia, va ten tam kasinėjimų vadovui, sako, tau ten kažkas namuose atsitiko, aš išsigandau, galvoju, braiškai, kas ten maža ką, kas ten tuose namuose, gal kas nors numirė, ar dar kas nors, tradicinis lietuviškas reagavimo būdas. Ir aš paskambinu, sako, tu gavai stipendiją. Kokią stipendiją? Čia kažkur kažką aplikavau? Jo, tu maždaug aplikavai, gavai stipendiją maždaug. Čia kurio laiku maždaug buvo šitas? Čia 97 metai. O, tuo laiku tikrai. Jo, dabar kažkoks kosmosas, aš sakau, kad 97 metai ir sako, tu gavai stipendiją. Kokia stipendija? Gerai. Ir sako, tu čia maždaug aš tau 3 dienos. Tu turi susitvarkyti dokumentus ir jau vos ne pirmadienį išvažiuoji. Gerai. Aš tada greitai ten susirinkau daiktus, išvažiavau. Nebuvo kada nei pagalvoti, ar reikia. Jo, aš nenoriu, čia kažkokia galimybė, važiuoju. Ir išvažiavau šitą Daniją, išvažiavau irgi ten, nežinodamas nei kur aš ten važiuoju, nei ką. Aš nemokėjau anglų kalbos, nes aš mokykloje mokiausi vokiečių. Tai aš toksai, kaip nebylys tarp danų, jie visi angliškai laisvai, o aš ten su savo bu, give me this. Kaip greitai pavyko. Tai maždaug, ten maždaug taip kažkur 3 mėnesiai to tokio badymosi pirštais ir kaip mano kursiokai po to juokėsi, sako, čia ne tu išmokai kalbėti, čia mes išmokom suprast, ką tu nori pasakyti. Tai aš tada išvažiavau į tą Daniją, aš ten prasimokiau ten paraleliai dirbdamas, nes po to ir ta stipendija baigėsi ir ten dar kažkokių susiradau ten tokių primityvių darbelių, ten kažkur ten kažkokiai fermai ten dirbau, ten kažkokius žolės visokios pjoviau, vienu žodžiu, ūkio darbai tokie. Ir aš po to jau užsikrėčiau tuo tokiu menininko gyvenimu, nes Danijoje ten buvo visos galimybės, nori daryk tą, nori čia kurk meną, nori čia šok, nori čia dainuok. Minėjai apie tos skirtumus, man labai įdomi, jie nuskambėjo, žinai, kaip sakai, privesiu prie to, kad apie tai net knygą parašei iš tikrųjų. Ir labai unikalu išgirsti, kad ką mes čia turim teatro tema, kokį požiūrį ir ką turi Skandinavija, ne? Taip. Ir jeigu gali, papasakok, nepaisant to, kad tau iš tikrųjų, matyt, tiek ten visko buvo kontrastingai, kad tu nusprendai ir parašyti apie tai. Taip. Aišku, tai buvo ne pirmas tavo rašymo epizodas, bet tiesiog apie tos skirtumus dabar. Kuo mes skiriamės? Tai pati knyga, jinai vadinasi Jautrumo gravitacija ir jinai būtent yra apie tuos skirtumus, kad aš kažkaip naiviai tikėjausi, kad, jeigu mane čia
toj teatro sistemoje, kurioje Lietuvoje vat, mokoma, nu tai ir yra teatras. Nu, kad vat, tu turi ten save Taip, galima išmokti vaidinti. Taip, tu gali taip, gali drąsiai vardinti, nu, va, tos kontrastus, kurios tu, sakai, man už kadro. Paprasčiausias pavyzdys toks, kad mano režisieriai, kol nepriversdavo apsiverkti pagrindinės aktorės scenoje, tikroviškai. Tiesioginė žodžio prasme, ją priversdavo apsiverkti, nes ne dėl to, kad epizodai, tiesiog ją tol terrorizuodavo, kol apsiverkdavo gyvai. Ir tada sakydavo, va, jau dabar mes einam tą kryptim. Čia buvo mokymo būdas. Ta emocija, būtent ta, nu, kaip sakyt, negatyvi, nu, kaip pavadinti žmogui, sunki ta emocija. Ne, nu, mes, aišku, ir džiaugsmo verkiam, negaliu sakyti, bet kodėl vat, per ją einama lietuviškoje teatro mokykloje? Ar čia lietuviškoje? Čia yra tavo tokia, vat, kaip sakoma, labiau tas klasikinis Stanislavskis, tokia vat, rusiška mokykla, vat, tokia, Vaitkus mėgdavo kartoti visiems savo studentams, kad tu turi rėkti taip, kad žarnos verstusi pro burną. Bet šito niekaip nesuprantu. Nes jeigu tu nerėki, tai tavęs nieks negirdi, tada tu čia blogai vaidini, tu čia kažkoks toksai, nu, toks vidutiniškas, toks kažkoks, atėjo, čia pašnekėjo kažką būtiškai. Teatre tai vadinasi, tiesiog būtiškai pašnekėjo. Ir visa tai tada toks, nu, ta tokia perdėta drama, toks, visur tos emocijos tokios užkeltos iki maksimumo. Ir mes visą tai galim paimti bet kurį rusišką filmą ir mes pamatysim, kad ten pas jūs irgi tas toksai visko per daug, ten viskas jau jeigu drama, tai jie ten verkia, klykia, ant žemės voliojasi. Perdėta emocija. Jo, jinai tam. Atrodytų, kad žiūrovas lyg ir nesugeba. Taip. Ir kai tu esi mokomas viso šito, tau atrodo, kad taip ir turi būti, nes taip yra vaidinama. Ir tada aš atvažiuoju į Skandinaviją ir ten sako, ne. Tu čia nesidraskyk taip, nereikia. Aš tai nesuprantu. Taigi taip reikia, taip atrodo teatras. Ne, neatrodo. Ir tada, tas skirtumas labai, kad tave pradeda ten, kai pradeda tave glostyti, bet tu visą laiką įsivaizdavai, kad tave muš. Tikėsi, kad tave muš, tikėsi, jo, tave pradeda glostyti. Ir tu tada, nelieskit manęs, aš nenoriu, ne, tu nebijok, maždaug. Tai toks, kaip tas laukinis katinas atneštas į namus. Nebuvo momentų tokių, kad tie skandinavai nieko nesupranta, reikia taip? Oi, tai matyt, kad pirmi 3-4 mėnesiai tai buvo. O kas patiko iš tų studijų? Būtent ką pats parsivežė kitaip, ko buvo verta pasimokyti ir kaip tai pakeitė iš pasaulėžiūrą iš viso? Iš esmės, aš vadinčiau, kad man tiesiog suformatavo diską iš naujo. Ta prasme, kad tu turėjai leistis, kad... Jo, ir man tie pirmi 3-4 mėnesiai buvo tas toks vidinio konflikto, toks, kad maždaug aš lyg tai žinojau, kaip gyvenu, bet po to man pasakė, kad aš gyvenu neteisingai. Ir ar man tai priimti, ar man tai atmesti, sakyti, kad ne, jūs čia nieko nesuprantat. Ir kai aš jau po truputį pradėjau įsileisti juos į vidų, kad nereikia visą laiką į viską reaguoti kaip į smūgius per galvą, tada darė žymiai platesnis kažkoks laukas ir būtent skandinavai tuo yra visą laiką žavus, kad tu ten gali būti savimi. Ten tau nereikia apsimetinėti tuo super didvyriu. Ir tinka tas būtinis... Ir taip, ta prasme, kad žmonės tai priima. Kad tai nereikia būtinai ten kažko iš savęs prievartauti, spausti, traiškyti save, ten, nežinau, gyventi. Aš turėjau tokį performansą, kurie irgi nelabai suprato, ką aš čia darau. Nes aš ten buvo kaip tik tuo metu tie visi Sarajevo įvykiai, ten Jugoslavijos bombardavimas ir taip toliau. Ir aš tam, kad geriau įsijausti vaidmenį, kaip sakoma, aš pradėjau savo kambarį gyventi po lovą. Tai reiškia, kad įsijausti tą
Ir jis sakė, o ką tu čia darai? Aš sakau, Įsijausti yra viena dalis. Taip, Iš tikrųjų, taip, aš taip. nežinau, kiek tai užtrunka aktoriam, man ta virtuvė nėra žinoma, bet aš žinau vieną dalyką, kad išsijausti yra paskui irgi reikalų. Taip. Ką darot su tuo, kad išsijausti iš vaidmens? Ar yra kažkokios technikos, metodikos, kur jūs padedat aktoriam, ar patys iš to išeinat, kas nors jūs to mokino iš viso, nes tu gali gyventi gerojo rolėje. Aš tiesiog, žinai, pavyzdžiais, kaip mano vaikų mokykloje daromas teatro kažkoks tai pasirodymas, ar ten kažkoks renginys, ir tie teatralai, kurie gauna super gerą tą vaidmenį ir jie gabus tam, aišku, kad jie jį gauna, tampa žvaigždėm dažniausiai po to ryškus labai, ir jie pajutę tą skonį, kad jie tuo metu yra kažkas, net kartais ir sąmoningai nenori išsijausti iš to vaidmens. Tai čia aš galėčiau pasakyti taip, kad mes turim labai nemažai pavyzdžių, kuo baigėsi rusiška mokykla. Kuo? Šapranauskas. Taip sakoma, nes tiesiog tu pradedi nebepakelti tų perdėtų emocijų, tu pradedi tiesiog klaikiai gerti. Kad jas nuslopinti. Kad jas nuslopinti, nes tu jau nebegali su jom. Tu esi labai geras scenoje, tu esi labai gražus ir ten įspūdingas, bet tavo tos galinės dalies, tavo gyvenimo, tu paaukoji savo gyvenimą vardan scenos. Nes tai gaunasi per didelis kontrastas. Arba tu gyveni toliau teatrų namie, taip. Arba gaunasi, kad tu tą teatrą kažkaip turi namie kontrastuoti, kad aš nusivelku savo rūbus ir aš nebe teatralas, ne? Taip, bet dažniausiai tai yra pati sunkiausia dalis. Ir iškart nusijimti tuos rūbus, dažniausiai žmonės tiesiog neatlaiko. Dažniausiai žmonės neatlaiko šitos dalies. Jie arba pradeda gert, vartot narkotikus, ten, arba, kaip kai kurie pavyzdžiai rodo, kad, tiesiog meta tą visą, ten, sakysim, kaip Kazlas, metė tą klauno amplua, perėjo į kažkokį labiau dramatinį, kažkokį labiau tokį jautresnį, ta prasme, tikresnį tą kažkokį vaidinimo stilių, gyvenimo būdą ir panašiai. Bet gerai, jeigu yra, tarkim, užsienio, kitos šalies mokykla, ne, ten irgi yra tas momentas, kur tu patiri tą šlovę ir nebūtinai tuo dramatišku pagrindu, bet nereiškia, kad prie tavęs nesivilks nei alkoholis, nei narkotikai, nei visa kita, jie susiję ir su kitais dalykais, tai nebūtinai su tuo, kad tu dramatizuoji kažką vaidindamas ir negali iš to išeiti. Čia galbūt daugiau toks gaunasi kaip kompleksinis poveikis. Tai reiškia, tu esi toks, nes tu negali nelipti ant scenos, tada tu lipi ant scenos, tada tu tenai utriruoji ir didini tą savo emocijas iki maksimumo, ten atverti tą savo traumas, išgyveni jas gyvai, bet tada tai yra kaina. Ar verta ta kaina, kad išgyvent savo traumas? Tai va, čia būtent, kaip sakoma, kad gal paprasčiau eiti pas psichoanalitiką ir nelipti ant tos scenos, bet kai kurie tiesiog negali. Gerai, čia tada būtų klausimas, kur link eina teatras? Kaip matai tendencijas? Jeigu nuimti ne tik tai lietuvišką, rusišką ar dar kažkokį, kur bendra tendencija, teatras keičiasi? Teatras jis keičiasi ir kodėl dabar sako, kad žinot, anksčiau tai buvo jau tie tikrieji, jau tie tokie grandai. Taip, bet tie tikrieji grandai, jie tokie, susidrožė, jie būtent save sudegino, jie, labai paaukojo, ir dabar, kai žmonės nebenori savęs susideginti ant tos scenos, tai tada jau sako, silpnyčiai, jau jie taip, tie visi performansai. Bet aš šitoj vietoj, tai aš sakyčiau, kad atvirkščiai, čia buvo tas, kai mes gyvenom ant tos palyginimo briaunos, kur čia buvo dar ta Stanislavskio mokykla, kuri dar vis vilkosi ir darė įtaką. Ir dabartinio to postdramatinio teatro, su kuriuo aš daugiausia savo, tai reiškia, kad tai yra ne per žodį, tai daugiau per video, tai daugiau per judesi, per kažkokį emocijos išgyvenimą, bet ne tos tokios vidurių plėšimo emocijos, bet tos tokios
kažkokios pozityvios emocijos atskleidimą. Esu netgi bandęs, eksperimentuodamas su įvairiom formom, padaryti spektaklį, kuriame iš viso nebūtų. Būtų tik tai vaizdeliai, bet nebūtų jokios dramos. Čia mes galim tada ateiti iki tokios vietos, kad kodėl istorijoje yra įdomiau kalbėti apie neigiamus personažus negu apie teigiamus. Kodėl? Nes teigiami visą laiką baisiai nuobodus. Baisiai nuobodus. Mes gal tą publiką ir pripratinom iš tikrųjų, kad jie tada reikalauja kraujo emocijos. Taip, nes aš visą laiką turiu puikų pavyzdį iš literatūros, kad Skandinavija ta pati yra didžiausia tos detektyvinės literatūros gamintoja. Skandinavų detektyvai yra labai žinomi. Tai reiškia, tuose detektyvuose praliejama marios kraujo. Matyt, gyvenimas gal netoks ryškus. O gyvenime pas juos kraujo nėra. Jie tiesiog kažkuria prasme ilgisi tų blogiukų, to tokio kažkokio smurto, tų impulsų stiprių, tų tokių emocijų, tų tokių, nors jie gyvena tokį užtektinai ramų santūrų gyvenimą. Gal jie buvo romėnai kažkada, amfiteatrė stebėjo kovas ir jiem visą. Jie buvo vikingai. Jie buvo vikingai. Klausimas, kur tie vikingai dingo. Bet, žinai, gal man įdomu būtų iš tikrųjų, ką tu pasiėmė iš to bendro akiračio plėtimo, iš tos pasaulėžiūros, kuri staiga tave netikėtai transformavo, kaip tu sakai. Tai čia aš visą kaip tiek knygą, tiek savo gyvenimo išvadą, vadinkim, bandau link to vesti, kad tai yra toksai nesibaigiantis klaidų labirintas. Žiūrėk, kad aš kiekvieną kartą suklydęs, padaręs kokią nors nesąmonę, aš ėjau toliau. Ir per tas klaidas aš mokiausi. Nebuvo taip, kad išsitaisai klaidą ir staiga padarai. Ir pasidariau jau toks teisingas, toks visokiojopai geras. Ne, aš niekada nepasidariau geras. Aš tiesiog iš vienos klaidos perėjau į kitą klaidą. Iš vienų blogų santykių į kitus blogus santykius. Iš vienos neteisingos mokyklos į kitą neteisingą mokyklą. Bet tai tu nebijai to daryti. Bet aš nebijau to daryti. Aš kaip sakoma, mano variklis jisai yra tai, kad aš nebijau gyventi. Aš nebijau to, kad aš padariau klaidą ir viskas. Ir čia dabar užstrigau amžiams amžiniesiams. Papasakok apie savo knygą. Vieną iš tų klaidų, kaip tu sakai. Kokia auditorijai jinai yra skirta ir ką tu ten atveri? Ką skaitytojas gali tenai... Kuo suintriguotum skaitytoją? Ką manai skirta iš tikrųjų? Aš manau, kad pagrindinė šitos visos knygos intriga yra būtent ir yra apie tą, kodėl jinai vadinasi jautrumo gravitacija. Tai yra apie tą tokią pakabintą būseną, kada tu negali būti savo šalyje, nes 90-ieji metai, trauka į vakarus, išvažiuoti, nes čia perspektyvos, o iš kitos pusės čia banditai, čia kažkokie ten Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas, čia tokie siaubingi dalykai ir tu visame tame gyveni, tame visame verdi ir tu galvoji, dabar aš išvažiuosiu ir ten jau bus geriau. Nedarysiu klaidų. Nedarysiu klaidų, išvažiuoji tenai, tada tave pradeda graužti nostalgija, tu galvoji, tada tavo ta įsivaizduojama Lietuva pradeda augti reitinguose, tavo įsivaizduojamuose reitinguose. Tu galvoji, dabar jau aš grįšiu ir čia vėlgi bus labai gerai. Tai aš nežinau, gal ne visi žino, tai tavo asmeninė istorija. Taip, tai yra mano asmeninė istorija. Tavo asmeninis išgyvenimas ir požiūrio kampas, kaip tu tą matai. Jeigu taip, žinai, kartais netgi praspoilinus, kaip man sako lietuviškai tą, žinai, knygą, vis tiek lieka intriga dėstyme, vis tiek lieka intriga tose prieskoniuose, kuriuos tu įdedi. Bet atskleis truputį, kur link tai veda.
Nu gerai, tu išgyvenai tą virsmą, tau turbūt jį kažkiek tai laiko, bet čia buvo senai, o knyga taigi dabar šviežia. Taip. Ir ta prasme, kiek laiko tu ją gromulavai, kad pateikti klausytojui kaip savo kažkokį tai rezumuotą gyvenimo įvykį. Ir kas ten? Kur link tai veda? Ta prasme, tu norėjai grįžti į Lietuvą. Taip. Iš emigracijos. Sunku buvo tai padaryti, ar tai buvo verta to, kad tu, ta prasme, netgi dėstai tai knygoje? Aš manau, kad tuo momentu, kad aš norėjau grįžti, taip man atrodė, kad tai yra būtina padaryti. Čia yra mano šaknis, aš čia iš čia kilęs, aš čia grįšiu, aš čia atvešiu naują mokyklą, to viso šokio teatro, padarysiu kažką, būsiu inovatorius. Nes aš laikui bėgant, gyvendamas Danijoje, aš supratau, kad aš tada jau pradedu, po truputį tapti tokiu skandinavu. Tai reiškia toks komfortabilus, patogus. Buvęs šitas, kaip jis, vikingas. Taip, toks buvęs vikingas, jo. Ir tas vikingas biurokratas toksai. Ir tada jau pradeda mane, vėlgi toks. Per didelę komforto zoną. Per didelę komforto zoną, kad reikia vėl nerti į tą tokią agresyvę ir galbūt nepatogią aplinką, kad tu galėtum kurti, reikštis, daryti, galų gale, tai čia toks labai egoistinis, narcizinis metodas, kad tai aš čia būsiu pirmas toks inovatorius, štai žiūrėkit, aš atvežiau šitą. Bet tu atsivežiai vis tik tą idėją. Taip, aš su ją atvažiavau. Nesigaili, kad tu su ją atvažiavai? Čia iš tų kategorijų, kur kas būtų, jeigu būtų. Kas būtų, jeigu būtų. Gailiuosi. Rimtai. Taip. Nes pagrindinė... Sekanti knyga apie tai, kaip grįžau į Skandinaviją. Ne dėl to, kad aš grįžau į Skandinaviją. Tiesiog aš, kai grįžau iš Skandinavijos, aš vis tiek dabar esu labiau žinomas užsienyje negu Lietuvoje. Kas nuvylė Lietuvoje? Tiesiog aš, kai grįžau, tai aš buvau tada biologas tarp režisierių ir režisierius tarp biologų. Toks, daugiau persipinę. Nei su tais, nei su anais. Tai reiškia, vietiniai manęs ta visa teatro mokykla, manęs nepripažino, kad kas tu čia toks, kaip sako, ką tu čia iš viso man. O kas ten pripažino, ką ten buvai pasiekęs su auditorijos prasme? Ten būtent ir buvo aš sakyčiau, problema. Ne problema tai buvo didelis džiaugsmas ir laimė, kaip sakoma. Nes ten niekas manęs nevertino kaip kažkokio tokio, vertino pagal darbus. Nevertino pagal tai, kuriai sektai priklausai. O ten gimė šokis, būtent šokio judesio. Taip, ten buvo mano kaip, kad reiškia, paprastas paaiškinimas, kad aš angliškai nemokėjau, tai Šekspyrą angliškai deklamuoti labai ne kažką. Reikėjo parodyti judesį. Jo, ir tada jau ten rankom, kojom, ir tada susiveda, kad tiesą sakant, aš visą laiką taip dariau. Pamatai save. Taip, kad man sukosi ir atsisuko atgal į save, kad aš turiu tą kinetinį intelektą. Ir man reikia rodyti, ne? Taip, man reikia maskatuotis, aš negaliu sėdėti vietoje, aš rodau rankomis, geriau atsimenu, aš netgi, jeigu tekstą noriu prisiminti tekstą, man jį reikia perrašinėti. Man nereikia jo klaviatūrą rinkti, bet man į ranką perrašyti. Nes tada, kai vyksta veiksmas, aš jį atsimenu. Jeigu aš jį tiesiog skaitau, aš jo neatsimenu. Ar būtent šokio teatras jisai pritaikytas, ne kinetiniai auditoriniai? Ar jinai gali gerai jį pagauti ir tą mintį, ką jūs bandot perteikti be žodžių? Taip. Tai ar jinai yra bet kokiai auditorijai, ar vis tik žmonėm, kurie geriau pagauna, žiūrėdami į judesį? Šiaip tiesą sakant, jinai yra bet kokiai auditorijai, nes, kiek ta mano darbo Lietuvoje patirtis, tie 25 metai rodo, tai man labiausiai patiko, kai aš su savo soliniu spektakliu, Dieviška pliauska, vadinosi spektaklis,
nuvažiavau į Ameriką, Amerikoje šitasgi Norfolko festivalyje aš rodžiau tą spektaklį ir ten atėjo toks vienas vyrukas, kuris mano paties tas idėjas, kurias aš norėjau per tą judesį išreikšti, jis man jas kaip 1, 2, 3 susakė. Ir aš supratau, kad taip, tai galima skaityti. Tai galima skaityti, suprast pažodžiui iš to, ką aš noriu pasakyti. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš visą laiką, kai Lietuvoje mes čia kažką rodom, tai visi sako, ui, labai gražiai juda, labai čia įspūdingai. Meniškai, taip toliau, savotiškai, įspūdingai, bet nieko nesupratau. Bet gražu buvo. Jo, buvo labai gražu, bet nieko nesupratau. O pavyzdžiui, vaikišką auditoriją, esat taikėsi kaip į auditoriją apskritai, kuri geba suprasti dalykus, kuriuos suaugę galbūt jau ten... Oi, vaikiška auditorija pati pavojingiausia iš tikrųjų, kai sako. Nu, tai jie suaugėliai tai dar ten kažkaip įvinioja visą tai į kažkokią, o vaikams tai jeigu nuobodu, tai jie ir sako, ne, ačiū, nereikia. Juokinga ten, kur nejuokinga, ar nejuokinga ten, kur juokinga. Taip. Tai mes su vaikiška auditorija turėjom tokį juokingą konfliktą. Nu, konfliktas mums buvo ne juokingas, bet šiaip jisai dabar, kai pasakoju, jis buvo juokingai. Nes mes sugalvojom su olandais tokį spektaklį, kuriame pasaulis rodomas toks, koks jis yra. Nu, toks, koks jis yra, nepagražintas. Tai vadinasi spektaklį, kaip teatras be pasakų. Tai ne pasakos, o Vilniaus miestas toks, koks jis yra. Tai reiškia su visais prostitutėm, bomžais, kažkokiais ten... Ta, ką bandom nuslėpti nuo vaikučių nerodykim, kažkokie šuniukai ir visą tai pastatyta tuo tokių objektų teatro. Tai reiškia, pagrindinis veikėjas yra bananas. Bananas daro ten tam. Nu, toks visiškai vaikiškose taisyklėse. Ir vaikams ten buvo kaifas, jie ten krykštė, džiaugiasi ir taip toliau. Kur konfliktas? Tėvai? Su mokytojai. O Dieve, ta prasme, ten kažkokia pavaduotoja, ten sakė, kaip jūs drįstat, čia pas jūs nes pas mus buvo toks veikėjas, šuniukas, kuris atbėga, nu tai pirštinė šuniukas atbėga ir pakakoja. Kaip galima? Bet cenzūros, žodžiu. Yra cenzūros. Suaugiai sako, apskritai yra ta dalis, kur kelia daugiausiai problemų. Taip. Nes, su jie, jeigu tu ten turi vaikų darželį, tai suaugę yra ta dalis, dėl ko mokytojai ir auklėtojai išeina iš darželį, nes net laiko suaugusių dozės. Mes bandom apsaugoti ir nežinau, aš aišku, neteisiu dėl ko ar nesversiu, bet tarkim pati ta režisūra. Sakai, visą laiką norėdavai šiek tiek tą žaidimą pakuruoti iš išorės. Ir ar mokysi kažkur to meno, ar tai atėjo savaime iš to, kad tu gali kažką duoti ir tu gali kažką kurti, nes taigi yra kūryba iš tikrųjų. Taip, žinoma, tai iš dalies aš tiek Lietuvoje perėmiau tos režisūros, kiek ten mano tie mokytojai man jos davė, kiek lygiai taip pat toj pačioj Danijoje, taip sakoma, ten kaip atskiri dalykai, kad tu dirbi su savo projektais, bet tuo pačiu tu gali ten panaudoti savo kursiokus, su jais režisuoti, ten kažkokie dėstytojai tau ten pakuruoja tą visą reikalą. Vienu žodžiu, kad tai buvo bendroje, nebuvo taip visiškai savamoksliškas, kaip sakoma, režisavimas. Bet tai buvo Lietuvoje, o ne? Ne, tai čia buvo ir ten, kaip sakoma. Ir ten, ta mokykla. Dabar dar papasakok, kaip tos sritys visos tavyje apsijungia, kaip tau atrodo, kad tu gali, kaip jos viena su kita persipina, galbūt daugiau mažiau aišku, bet kiek jos tavo gyvenimą užima, kas tau prioritizuojasi galbūt šiuo gyvenimo momentu, iš kur atsirado knyga, kodėl rašomoji ta forma, kaip tu sakai, ar dėl to, kad rašyti yra tai atsiminti? Iš vienos pusės tai yra tas dalykas, kad aš save identifikuoju per kūrybą. Tai reiškia, man kūryba jinai užima labai svarbių vaidmenį mano gyvenime ir man gal nelabai yra svarbu, kurioj srity
tai bus. Ar tai bus rašymas, ar tai bus muzika, ar tai bus teatras, ar tai bus šokis. O kita dalis yra nuobodybė. Nuobodybė ta gerąją prasme. Kad Rutina kažkokia. tokia rutina, kuri aš sugalvoju, aš kažkiek tame paverdu, padalyvauju, man nusibosta, aš einu kitur, bet aš darau kažką kitą. Ir pas mane tada programeriai turi tokį terminą kaip smėliadėžė. Tai reiškia, kad kai tu programuoji ir tau jau visiškai giliai nusibosta tai daryti, tada tu nueini kažkokią visiškai su tuo nesusijusią smėliadėžę, ten pasikapstai savo ten tos pyragėlius pakepi ir tada vėl gali grįžti prie to programavimo. Tai man rašymas jisai reikia kaip smėliadėžė. Tai reiškia, aš parašau, ten sugeneruoju kažką, tada tą kažką panaudoju spektakliui, arba tą kažką panaudojau spektakliui, panaudoju knygai, tą patirtį, kurią gavau ten, sakysim, kažkokiose gastrolėse, festivaliuose ar ten kažkur, vėlgi kažkaip, man jie puikiai vienas su kitu dera, toks renesansas toksai. Ar galėtum pasakyti, kad gyvenimas tau palankus? Oi, žinoma. Aš esu lucky bastardas, kaip sakoma, tai toksai, kur darau nesąmonės ir man sekasi. Ir visi ten bėdavojasi, kad oi, aš čia dariau karjerą, nepasisekė, man labai pasisekė. Man tiesiog klaikiai sekasi. Visada tai buvo? Ne. Kada nustojau galvoti apie sėkmę? Kada galėjai pripažinti, kad darau klaidas, taip, ir man jos patinka. Taip, būtent, kai nepaisant to, kad kitiems nepatinka. Taip, kai nulipau nuo to debesio, to tokio, kad maždaug, reikia daryti tai, arba kaip jie į mane pažiūrės. Čia tas vėlgi lietuviškas kaimiškos jurisdikcijos šleifas, kad maždaug, kad sėdi kaimo bobutės ir žiūri. Ir žiūri, Ne, tu taip nedaryk. Ir tada mes savo viduje pradedam tą vidinį cenzorių ugdyti. Tai ta bobutė tau viduje sako, ne, ten neik. Šitaip nedaryk. Šitas Petras taip darė ir jam nepavyko. Tai tu irgi nedaryk. Bet gal... Teatras, matai, tokia sritis, kur, kaip tu sakai, mes turim tą šabloną, kur 100 darė, 2 pavyko. Taip. Nori, nenori, ta patirtis už save jinai kalba. Ir bobutės jos saugančios, jos tiesiog tas vidinis balsas, jis mus pasaugo. Galbūt mes ne visi gerai identifikuojam tų klaidų darimą, kaip mums reikalinga tokį ir tas 80-98, kuriem nepavyko, jie kažką keičia, lyg ir pripažįsta tai kaip klaidą, bet tokia kaip ir nelabai sėkminga klaida. Tai gal dėl to aš taip galvoju. Aš galvoju, aš vėl grįšiu prie to, kad dažniausiai ten tos bobutės nėra išorėje. Dažniausiai bobutė yra viduj. Ir kai tu pradedi nebesuprast, su kuo tu čia diskutuoji, tai tada jau blogai. Nes tu ten verdi savo rutinose, tu nori žengti žingsnį, bet tu jo nežengi dėl to, kad tau vidinis cenzorius sako neženk, tada tu kažkaip jau pradedi kompleksuoti prieš tą vidinį cenzorių, tada vidinis cenzorius dar stipriau tave ten pradeda. Tai mano šitoj vietoj toks puikiausias vidinis cenzorius yra mano tėvas, kuris mirė, kai man buvo 16 metų. Ir aš visą gyvenimą su juo diskutuoju, nors jis jau dabar yra, matyt, kad jau tik tai žemės ten yra. Bet pavyko kaip ir atsisakyti tos formos diskusijos, ar vis tik jinai padeda, kaip tas cenzorius vidinis? Kai pergyvenau jį amžiumi, nes jis, kaip jis mirė 45 metų, tai aš kažkaip labai stipriai pajaučiau, kad aš peržengiau tą jo mirties ribą. Dabar galiu pats būti cenzorius. Dabar aš jau galiu pats savo cenzorium būti. Bet iki tol jisai ten stovėjo ir sakė, ne. Oi, čia girdžiu dar platesnius vandenis ir tu pats minėjai, kad kai aš tavęs paklausiau, apie ką šnekėsim, sakai, galima apie tą, apie kitą.
Ar galėsiu tavęs paprašyti dar kartą susitikti ir apie tai pakalbėti? O, žinoma, Nes visada. ten liko tų temų, kurios liečia tavo gyvenimo būdą iš tikrųjų. Taip. Ir manau, kad antra dalis Laisvai. žmogaus, kuris taip laisvai kalba, nežinau, ar taip laisvai kalbėjai visada, turbūt gal ne. Greičiausiai, kad ne. Tai va, tai man atrodo bus faina paklausyti dar kartą. Tai, O, tikrai labai. Ačiū tau. Ačiū labai. Štai, kad tu sutikai pakalbėti su manimi.